Didžioji tėvynės gynėja Šakalienė, dirbanti nuo ryto iki nakties arba nuo tvoros iki kaklo Lietuvai, pareiškė, kad čia visi tie čekiukai ir kompiuteriai yra jos nepertraukiamo darbo įrankis. Ir mes, burliokai, turime jai suteikti darbo įrankį. Ar galima žaisti su šiuo kompiuteriu kompiuterinius žaidimus? Man būtų atsakę taip. Tada aš būčiau turėjusi nepirkti kompiuterio, vieną kompiuterį per 2 kadencijas įsigijusi, jeigu esu įvardinama kaip ten mėgstanti brangius daiktus ar lėšų švaistytoja, pavyzdžiui, kompiuteris už 1400 eurų plus PVM-as, tai čia yra tada situacija, dėl kurios turėčiau manyti, kad turime keisti savo darbo tvarkas. Tai ne, aš manau, kad irgi turėtumėm labai šitą situaciją pasižiūrėti blaiviai ir ramiai. Mums yra reikalingos darbo priemonės. Iš principo valstybės institucijos yra toks principas aprūpinti darbo priemonėmis. Taip? Kvit ir baikite knapstytis po mano čekiukus.